Sveiki, esu Tao Gardene pas meistrą Mantę Kačiją ir noriu jį pakalbinti, kad jūs turėtumėte daugiau žinių apie DAO praktikas. Hello, Master Chia. Sveiki, meistrė Čija. Aš esu labai laiminga vėl būdama čia Tao Gardene, Tailande ir norėčiau pasidalinti plačiau su lietuvių žmonėmis apie Universal Healing Tao sistemą. Galbūt jūs galėtumėte papasakoti plačiau apie kągi ši sistema. DAO sistema visada yra apie mus pačius, apie save. Visų pirma, kai pažįsti save, pasak DAO, tai pažįsti ir savo pagrindinius 5 vidaus organus, susijusius su 5 pagrindinėmis emocijomis, kurios gali būti pozityvios arba negatyvios. Mes, aišku, stengiamės daryti gerą. DAO praktikose sakoma, kad visų pirma reikia atverti energijos judėjimą kūne. Tarkim, atliekant 6 gydomųjų garsų meditaciją, tai paprasta. Kiekvienas garsas reprezentuoja skirtingą organą, skirtingą spalvą, pozityvę ir negatyvę emocijas. Kai tu atlieki garsą, žvelgi gilyn į savo plaučius ir tari plaučių garsą S ir rankos nusileidžia žemyn prie plaučių, tu pradedi susigaudyti, kad jauti užstrigusias emocijas plaučiuose. Plaučiai susijęs su tokiamis negatyvimis emocijomis kaip liūdesys, depresija, sielvartas. Kai vyrauja šios emocijos, žmogus jaučiasi prislėgtas ir jaučiasi negerai. Tačiau mes plaučiuose turime ir pozityvių emocijų, kaip drąsa, ryžtas, teisingumas. Galvokim apie drąsą, ryžtą, žiūrėdami į plaučius. Taip pat kviečiu apgaubti plaučius jaukia, balta šviesa. Daosizme sakoma, kad negatyvios emocijos labai lengvai auga. Gali nieko nedaryti, jos kaip piktžolės dauginsis visur. O su pozityvimis emocijomis turi kažką daryti, turi jas kultivuoti, ugdyti. Jei nori, kad užaugtų gėlė, daržovė ar vaisius tavo sode, visų pirma turi nuravėti piktžolės. Neįmanoma išravėti švariai visas piktžolės, bet bent susidoroti su jomis tiek, kad apsaugoti savo daržovę ar augalą, kad jis galėtų auginti vaisius, daržovės. Tada jaučiame gėrį viduje, jaučiame meilę, laimę ir džiaugsmą. Ir tokiu būdu mokomės kultivuoti, ugdyti tas pozityviasias emocijas savo kūne, savo pagrindiniuose organuose. O kaipgi yra su kaltės jausmu? Žmonės labai sunkiai paleidžia kaltę iš savo širdies. Ką galite patarti jiems šiuo atveju? Tam, kad paleistumėte kaltę, turime visų pirma išmokti mylėti save. Kai žmogus išmoksta mylėti save, jis atleidžia savo. Kai jie atleidžia savo, nebejaučia kaltės. Kažką padarai netinkamo, bet tai jau juk praeityje. Bet tu užsiciklini, liūdi, kad padarei kažką netinkamai. Bet juk praeitis yra praeitis. Tu neturi šansų jos pakeisti. Negali sugrįžti laikė ir ištaisyti. Todėl dažnai filmuose rodo, kad žmonės nori sugrįžti į praeitį, ištaisyti, kas jau įvyko, bet juk mes to negalime padaryti. DAO praktikose sakome, kad jei myli save, atleisk savo, paleisk, gyvenk savo gyvenimą, kuris prieš akyje. Tu turi gyventi toliau. Tu praeitie padarei klaidą, bet eini į priekį, pirmyn ir išmoksti, kad gerai, aš nebepadarysiu antrą kartą tos pačios klaidos, ta visa esmė. Ir gyventi savo gyvenimą.
Manau, svarbu yra paminėti, kad Universal Healing Tao sistemoje mes turime ir fizinių pratimų, kaip Qigong praktikos, stuksenimas su bambukinė šluotelė, Tao Yin jogos praktikos, jos padeda labiau atverti kanalus ir paleisti negatyvą. Gal galite pakomentuoti, kokios dar naudos yra šių praktikų? Qigong praktika paprastai yra judesys. Pavyzdžiui, kai atliekam plaučių garsą ir pakeliam rankas į viršų ir tariame garsą S, ir pabaigus tarti garsą paleidžiame visą liūdesį ir depresiją, tada šypsome savo plaučiams, jaučiame juose meilę, džiaugsmą ir laimę, pripildome plaučius drąsos, teisingumo, turi išmokti paleisti praeitį ir auginti pozityvią energiją. Aplink tiek daug piktžolių, tau reikia tiesiog saugoti savo daržo teritoriją nuo jų, auginti savo gėles ir vaisius. Tada tu turi daržovių ir jautiesi laimingas, o nuo piktžolių, kurios visame pasaulyje, kaip ir negatyvas, neatsikratysi pilnai. Piktžolės ir negatyvios emocijos lieka mumise. Ką su tuo daryti? Tiesiog gyventi su jomis, prižiūrėti, kad jų nepriželtų per daug ir tada tau puikiai seksis. What you're going to do with it, live with it and cultivate them. And when you learn how to live with it, cultivate it, now you're good. Dažnai šios emocijos būna užstrigusios kūne. Daug emocijų užstringa mūsų pilve, taip pat mūsų reprodukcinėje sistemoje. Manau, tai susiję, kodėl žmonės taip domina seksualinės praktikos, ne tik dėl susijaudinimo, stipresnių orgazmų, bet ir dėl to, kad šios praktikos padeda paleisti negatyvą, įtampas iš mūsų kūno, pilvo, ypač pilvo apačios, iš mūsų lyties organų. Galbūt galite pakomentuoti. Seksualinės praktikos yra svarbi DAO sistemos dalis, nes seksualinė energija yra galingiausia energija, kurią mes turime. Visi turi daug seksualinės energijos, ypač kol yra jauni, taip pat ir vidutinio amžiaus, bet realiai nežino, ką su ja daryti. Iššvaisto tą energiją įvairiais būdais. Daosizme sakoma, kad seksualinė energija yra kūrybinė energija. Tai yra, kai mes seksualinę energiją sugrąžiname į smegenis, mes generuojame daugiau kūrybinės energijos. Gali daugiau nudirbti darbe, daugiau kurti darbe ir bendrai gyvenime. Kai žmonės įdeda pastangų į kūrybinį procesą, kurti kažką, jie neturi laiko galvoti negatyviai. Tam tiesiog nėra laiko. Mes skiriame savo energiją kūrybiškumui, o ne negatyvui. Ir tada viskas pagerėja. Praktikos, kurių jūs mokote, energetinės meditacijos yra labai unikalios ir žiūrovai Lietuvos norėtų sužinoti, kaip jūs tapote meistru, kaip jūs gavote visas šias žinias ir praktikas. Labai įdomu išgirsti. Kai buvau jaunas, man visi šitie dalykai patiko, bet aš neturėjau galimybės susitikti meistro, kuris galėtų mane mokyti. Man pasisekė, aš mokiausi Honkonge ir kalbėjomės su kolegomis apie tokio tipo praktikas. Visi 7 mano bičiuliai buvo iš Tailando
ir nei vienas netikėjo tokiomis praktikomis. Ir prie gretimo staliuko sėdėjo nepažįstamas žmogus ir pasakė, kad jūs kalbate apie energiją ir panašu, kad jie netikite, jums reikia tai pajausti. Mes visi susidomėjome, sutarėme, kad rytoj eisime susitikti su jo meistru, kuris parodys, kas yra ta energija. Bet kitą dieną niekos neatėjo iš mano draugų. Atėjau tik tai aš. Tad nuėjau susitikti su to meistru. Meistras pažiūrėjo į mane ir paklausė, o kur kiti tavo bičiuliai? Aš atsakiau, kad nežinau, jie žadėjo ateiti, bet neatėjo. Meistras pasakė, kad na kągi, jei tu atėjai, vadinas, nori išmokti. Paprastai jaunimas nemėgsta tokių dalykų, tad jis pradėjo mane mokyti mikrokosminės orbitos praktikos ir pasakė eiti namo ir išjausti. Jei pajausiu, kad kažkas vyksta kūne, tada medituoti ir sugrįžęs papasakočiau, kas vyksta. Tada atitinkamai galės mane daugiau išmokyti. Jis galvojo, kad užtruksiu mėnesį ar kelis, bet aš jau kitą dieną sugrįžau pas jį. Jis nustebęs paklausė, ko aš atėjau. Aš atsakiau, kad praktikavau visą naktį ir jutau energijos judėjimą ir kas vyko manyje. Jis atsakė, kad esu teisus ir labai susidomėjo manimi, pradėjo mane mokyti. Jis galvojo, kad aš iš kažkur šitas praktikas jau žinau, bet aš atsakiau, kad ne. Aš niekada anksčiau to nepatyriau, bet kai jūsų klausausi, man visą tai labai artima ir aš tiesiog tai galiu padaryti. Tad jis sutiko mane mokyti toliau. Tiesa, aš turėjau dar vyresnių klasių draugą, kuris turėjo širdyje skylę ir meistras jį išgelbėjo. Buvo karšta diena ir jis ėjo gatve, nukrito, o meistras jį išgelbėjo, išmokė praktikų, tad kad jis turėtų pakankamai energijos. Bet šis mano bičiulis negalėjo dėl šio širdies sutrikimo užsiimti aukštesnio lygio praktikomis. Čia buvo pirmasis jūsų meistras, bet aš žinau, kad Universal Healing Tao sistema yra žinių praktikų kombinacija, kurių jūs gavote iš 4 skirtingų Dao meistrų. Taip, bet šis meistras buvo pagrindinis. Aš taip pat mokiausi iš kito meistro iš Singapūro, vienas iš jų mokė mane, kiekvienas mokė skirtingų dalykų. Gydomųjų praktikų mane mokė dar kitas meistras, tiksliau iš kelių meistrų mokiausi gydomųjų praktikų. Tailandas, kur aš gyvenu, yra tarp Kinijos ir Indijos, tad praktikos atkeliavo iki čia laikui bėgant ir labai įdomu, kad šių praktikų Kinijoje ir Indijoje nėra. Ir įdomu, kad tai išvystė tam tikras savo praktikos atšakas. Bet vidinės alchemijos praktikas aš pradėjau pas savo pirmąjį meistrą. Ir kai aš išmokau, kai supratau, kad tiesiog yra tam tikra formulė, kuri paaiškina, ką daryti ir jei jį padeda mano patirtyje, tai meistras pasakė, kad tada aš tave mokysiu toliau. Nieko ypatingo, reikia sėsti, medituoti, sugrįžęs pas savo meistrą papasakojau, ką pajutau. Jis man davė 5 elementų suliejimo, fusion meditacijos formulę, paaiškino man, koks organas, kokia emocija ir kaip juos išvalyti ir viskas. Tiesiog turi sėdėti, valyti ir tu randi būdą, kaip juos išvalyti. Ir kai aš radau savo būdą, kaip juos išvalyti ir papasakojau meistrui, jis atsakė, kad viskas puiku, jog radau būdą, kaip tai padaryti ir būtent taip ir turi būti. Taigi aš mokiausi iš praktikos. Iš savo asmeninės praktikos.
Retrito metu Tailande, būdama Tao Gardene, aš dalinausi su lietuviais, ką aš jaučiu praktikų metu. Ir kelios moteris manęs paklausė tokio, juokingo klausimo apie moteriškas praktikas, apie nefrito kiaušinio praktikas. Jos klausė, sako, juk meistras Čija yra vyras. Tai kaip jis gali žinoti, kaip atlikti moteriškas praktikas? Gal galite paaiškinti, kaipgi ši linija atėjo iki šių dienų? Pradžia buvo kelis tūkstančius metų atgal, kai tūkstančiai, o gal šimtai tūkstančių moterų darė šias praktikas. Todėl Dao praktikos yra senos žinios, patikrintos laiko, perduotos iš tų laikų. Nėra taip, kad aš staiga nušvitau ir man į galvą atėjo šitas praktikos. Ne. Šios žinios kelių tūkstančių metų senumo. Daug moterų jas praktikavo, vienuolės praktikavo ir visa tai iki šiandienos yra virtę žiniomis atėjusiomis iki šių dienų. Kai gauname tiek daug žinių, lieka tik jas pritaikyti, išvystyti į dar geresnę versiją. The ancient time, and now we can develop them into a much better way like that. Bet meistrai perduodavo žinias kitam meistrui, tiksliau mokiniui, ta prasme perduodama buvo iš vyro vyrui? Ne, buvo taip pat moteris, Tao Ledi, buvo daug daosių moterų. Jos buvo meistrės? Taip. Skaitoma, kad Kinijoje būdavo atskirai Dao meistro bendruomenė ir Dao vienuolių moterų, Dao lady bendruomenė. Jos būdavo atskirai, skirtingose vietose. Daosizme daug kalbama apie seksualinę energiją, seksualinį susijungimą su dieviškąja energija. Tad logiška, jog senaisiais laikais tie Dao meistrai vyrai ir meistrės moteris mylėdavosi, nes jie nuolat kalbėdavo apie tai. Bet iš esmės tai ant vieno kalno būdavo Tao lady praktikuotojos moteris, o ant kito kalno Dao praktikuotojai vyrai. Jie gyvendavo atskirai. Tačiau žmonės vis tiek supranta, kad jei daosiai kalba apie seksą, tai jis turėjo vykti. Taigi šios žinios buvo perduodamos toliau. Žmonės suvokė, kad daosizmas nėra tik apie seksą. Kalbėjimas apie seksualinę energiją yra tik pirmieji žingsniai. Mes turime tiek daug energijos nuo bambos žemyn į pilvo apačią, taip vadinamam Chi centre. Nuolat turime daug energijos čia, nes seksualiniai organai gamina labai daug seksualinės energijos ir hormonų. Įprasti žmonės supranta taip, kad jei aš turiu daug seksualinės energijos, yra tik vienas būdas ją išleisti iš kūno. Vyras turi ejakuliuoti. Su moterimi kiek kitaip, jie energiją sulaiko, bet moteris irgi patiria ejakuliaciją ir moteris gali patirti gerokai daugiau ejakuliacijų negu vyrai. Vyrai gali patirti tik vieną ejakuliaciją, todėl jie turi daryti daug praktikų tam, kad galėtų kontroliuoti save ir savo ejakuliaciją, čia visas mokslas. Ir tai atėję iš tūkstantmečių senumo žinių. Kaip greitai žmonės gali gauti rezultatus iš Universal Healing Tao praktikų. Aš šio klausimo sulaukiu labai dažnai, todėl norėčiau, kad jūs atsakytumėte. Svarbiausias dalykas, numeris 1, mes turime būti savimi. Ar tave trikdo kažkokios mintis ar emocijos galvoje?
Jei taip, tuomet tau visų pirma reikia išmokti, kaip su tuo susitvarkyti. Ir DAO yra būtent apie tai, apie čia ir dabar. Mes nekalbam apie religiją, apie tikėjimą, nuodėmes, kad keliausi į pragarą, mes apie tai nekalbam. Daosizmo filosofijoje visi mes keliaujame į dangų, tai jokių problemų nėra. Svarbu, kad širdis darytų gerus darbus. Privalai daryti gerus darbus, nes jei darau kažką blogo, pagauni save, kad nesijauti gerai taip darydamas. Svarbu, kad suvokiam, kad jaučiuosi negerai, kai darau kažką blogo. Nes niekas nėra šventasis, šventiesiems nieko nereikia daryti, jie jau šventi, tai kam jie čia? Mes visi čia tam, kad išmoktume subalansuoti pozityvą ir negatyvą, gėrį ir blogį, stenkis nedaryti blogo ir balansuoti. Esmė – balansas DAO praktikose. Taigi vieniems tai užtrunka ilgiau, kitiems trumpiau. Teisingai. Taip, kai žmonės pradeda suprasti, kad reikia ugdyti savo emocijas, daryti gerą, čia visa esmė, paprasta. Jei nori daryti gerą, turi žinoti, kodėl tu nori daryti gerą. Todėl daosizme sakoma, kad klausyk savo širdies. Širdis turi jausti meilę, džiaugsmą, laimę, bet taip pat širdyje gyvena neapykanta, nekantrumas, žiaurumas, tai negatyvios emocijos, kurių nenorime turėti savyje, bet norime ugdyti meilę, bet tu negali visai atsikratyti negatyvo, tu gali tik subalansuoti. Padaryk kažką gero, kad subalansuotum negatyvą, nes negatyvas lengvai lieka su mumis, tau reikia jo atsikratyti. Ir kai mes kasame giliau, kaip kad dar tamsos rytrytė, kai sėdi tamsoj, mes galime kažką vėl atkapstyti savyje. Taip, visada kažką rasi. Ačiū už pokalbį.